Do you feel the vibes? Na kągi, sveiki visi GTALG serverio žaidėjai, kas girdi, kas negirdi, pabandysim šitą reikalą išspręsti kokį kitą kartą, šiaip dar Just Reva pasiūlė vieną gerą neblogą idėją, tai pažiūrėsim, gal ir pavyks kitą kartą Pablo Chapo prisikviesti į antrą turą pokalbių, tai mano pašnekovas Pablo ir jam šiandien esu paruošusi nemažai klausimų, tai ar tu esi pasiruošęs atsakinėti juos? Taip, Viktorija, esu pasiruošęs. O, kaip smagu, kad taip pozityviai įsitraukia į šitą dalyką. Tai pradėsime nuo vaikystės reikalų. Ar gerai prisimeni savo vaikystę? Kažką prisimenu, kažką jau pamiršęs. Klausk, manau, prisiminsim, galbūt padėsi man. Gerai, labai smagu žinoti, kad jau žmonių atmintis taip pat šlubuoja kaip ir mano. Tai gerai, Pablo, papasakok, kokie buvo tavo pirmieji prisiminimai apie kompiuterinius žaidimus? Čia labai gili vaikystė, nežinau. Pradėjau tai nuo mini klipų visokiausių, iš tikro dar nebuvo tų normalių žaidimų, kai tik atsirado pas mane namuose kompiuteris. Paskui jau perėjau prie visokių RuneScape'ų, pradėjau su jais augti, paskui atsimenu žaidžiau Lineage'ą, bet tokie žaidimai mano buvo, atsimenu. Aš RuneScape'ą irgi esu bandžiu žaisti, bet nelabai užkabliavau. Bet ką... Visko yra tekę. O pavyzdžiui, kažką iš... Tu tik online žaisdavai, ar gaudavai iš, kaip sakyt, piratų žaidimų kokiu nors? Ne, tai visko būdavo, taigi atsirado, taigi tais laikais tie torrentai, viskas, tai ko mes tik neparsisiųsdavom. Visokių žaidimų žaidęs tikrai neišvardinsiu, aš tau jų tikslių pavadinimų, tu gal pavardinti geriau pameni. Pritarčiau, ar žaidęs, ar ne. Aha. Žinai, mano šiek tiek gal pobūdis skiriasi nuo tavo. Aš ten Lara Croft'ą labai mėgau žaisti. Po to Stronghold'ą tokius strateginius. Prisimenu važiavau. Jo, Stronghold'ą aš irgi žaidžiau. Prisimenu, esu važiavusi turgų ieškoti to pirato, kuris pardavinėja CD už ten kažkiek litų. Žiauriai smagiai būdavo. Iš tikrųjų, pagalvojus. Taip, aš atsimenu, irgi esu važiavęs. Ir ne tik ten dainų pirkti, bet kokiu nors nuhakintų tų žaidimų, Simsai, kažkas tokio dar būdavo. Žodžiu, manau... Tai būdavo viskas. Manau, kad mūsų amžius turėtų būti panašus, tai visus panašius žaidimus ir būsim pražaidę. Bet tada tu turėjai, reiškia, ir tą PlayStation'ą, ne, ant kompiuterio, tą patį pirmąjį, kur su Mario, ten, žodžiu, su šuniu, kur reik šaudyti irgi. Antis šaudyti. Turėjau antrą PlayStation'ą, o tu gal kalbė apie Segatą? Gali būti, su kasetėm, jo, jaučiu. Taip, esu žaidęs irgi. Čipendėlai ten visokie, žiauriai fainiai. Prisiminti iš tikrųjų tokius žaidimus, atrodo, kad kartais norėtųsi pabandyti vėl praeiti. Super Mario, ten ar patį Čipendėlą. Žodžiu, žiauriai fainiai būdavo. Kiek prisimenu, tai... Net linksma dabar būtų tiesiog pasijungti ir pažaisti. Tokį nostalgiją. Nors ir trumpai. Jo, nostalgija tokia. Taip. Gerai. Nieko galvoti nereikia, knopkės minkai ir žaidė. Žiauriai fainiai būna. Tai kokie, pavyzdžiui, žaidimai tave labiausiai traukė vaikystėje? Gal prisimeni savo patį favoritą? Patį favoritą, aš dabar galvoju. Iš tikrųjų labai ilgą laiką žaidžiau Lineage. Žiauriai ilgai žaidžiau. Vis tos žiemos buvo praleistas prie Lineage'o. Tada, nežinau, kažkas atsitiko ir daug metų iš vis nežaidžiau nieko. Apart ant Xbox'o lošdavau pas
pereidavau, kai tik atsirasdavo Sniper Elite'as. Mhm. Ir viskas daugiau kažkaip tų žaidimų paskui, atsimenu, čia biški praėjo metų, vaikai jau nebe visiškai vaikai buvo, tai jau žiūrėk, GTA 5 išleidau, GTA 5 parsisinčiau, pažaidžiau, vieną, kitą, ten paskui, kaip tu sakai, tas Laras Croft visą, žinai, perėjau, kas buvo išėję, prisiminiau, kas yra žaidimai, kai atsirado laiko. Bet jie tau, pavyzdžiui, buvo laisvalaikio praleidimas ar tiesiog bandymas pabėgti nuo realybės? Ne, laisvalaikiu grinai jau grįžti vakare po darbų, po visus dienos darbas nusidirbęs ir jau viskas mano laikas, valanda, 2 atsisėdi, pažaidi, žinai, atsipalaiduoji. O tai, pavyzdžiui, dar žaidėjai GTA Vice City? Be abejo, kiek pražaista. Kiek prasprogdinta, kiek prašaudyta. Jeto, tai irgi pirmas klubas, ne GTA Vice City buvo. Be abejo, Malibu. Siaubas, kaip fainai, žinai, prisiminti iš tikrųjų, kad, šitaip, užsikabinę ant to žaidimo ir norisi daugiau ir daugiau ir pereiti. O naudodavai kodus ar labiau taip sąžiningai žaisdavai? Tai aišku, kad naudodavau kodus, kas jų nenaudojo, pasakyk. Irgi prie sukščių toks, ne? Tai aišku. Aš naudodavau. Ir tu ne šventuolė. Aš naudodavau, kai man nepavykdavo, nes aš nesu tokia taiklumo meistrė, žinai. Tai jeigu man nepavyksta, tai truputį, žinai, pasigerina tada savo tą galimybę. Bet šiaip tai... Aš tai mėgdavau visus sprogdinti. Buvo man momentas. Jo, buvo man momentas, kad, žinai, atrodo, ar ta diena gal kokia nelabai vykusi, ir prisijungia prie to žaidimo ir visus iš eilės ten žudai. Galvoju, kiek Max gali mane ten persikyti policiją, ne, ir kiek tu, Max, gali laiko bėgti nuo jos, ar eis pasprukti, ar ne. Tai jo. Taip, būtent. Tiesiog laiką prastum ir viską. Kitą kartą galvoju, blemba, reikėjo gal geriau sąžininkai, pabandyti geriau misiją, geriau praeiti, bet ne, geriau mentus pašaudyti. Jo, grinai. Valandą laiko užsilipęs ant stogo šaudai sprogdini visus. Jo, su bazūkom, su visais ten, Firefox, žodžiu. Gerai, ar prisimeni momentą, kai pirmą kartą atsisėdai prie GTA San Andreso ir kuo tas žaidimas tave, pavyzdžiui, užkabino? O čia tai geras klausimas, neatsimenu, žinau. Neatsimenu, bet, žinai kas, Vaisėtis buvo, tai nuo Vaisėčio viskas atėjo, naujesnis GTA, pasibandžiau, pasižaidžiau, blemba, įdomu. Taip gavus, kad aš jį visą persėjau. Ir toliau irgi lygiai taip pat paskui perėjai tą žaidimą, ką veik, daryti sąmonės, pirmin. Paskui taigi Sampas atsirado. O taip. Ir kaip multiplayer tau tą Samp sekėsi? Aš Sampą žaidžiau, tai aš dar visai pacanas buvau, tai žinai, nieko rimto nebūdavo. Dabar, kai jau metai, žinai, taip. Metuose esi, tai operimės nenori durniuoti, nenori kvailiuoti, nori protingai žaisti. Anksčiau tai būdavo, šaudai, gaudai, protingai ir tas pats per tą patį. Tai mes Sampę dabar turim tokių porų žaidėjų, kurie tiesiog šaudo, gaudo, belė ką daro. O būtent, ir juose matau save ir įsivaizduoju, kaip aš kitus užknisdavau, žinai. Tai jie reiškia jauno amžiaus, nesakai. Tikėtina, gali būt. Tai kaip, pavyzdžiui, dabar tu atradai GTA LG serverį? Žinai, čia TikToką visą istoriją prasidėtų nuo to, TikToką varčiau, žinai, žiūri Hebra tą 5M lošę. Žinai, blemba galvoju, būtų smagu, bet ne mano senoliui kompui, žinai, tokie galingumai. Ir tada prisiminiau, kad yra toks dalykas kaip Sampas, kuris tikrai ant mano kompo veiks. Ir viskas, labai paprastai parsisiunčiau, blemba, kokį serverį. Į Google įsimetu GTA SAMP serveriai ir man į patį pirmą pasiūlė, taip ir gavosi, kad atėjau ir prigijo.
Tai prieš kiek čia laiko maždaug? Blemba, jau kokį pusę metų aš čia daugiau žaidžiu. Nu, super. Neblogai. Gerai. Kokį įspūdį paliko tau pirmos dienos Gitalga serveryje? Pirmą įspūdį. Nu, aš ten greit pritapau, mane RQ, žinai, visko apmokino. Jo, geras atminusis. Visko apmokino, viską parodė. Jo, žiauriai, maladėt. Tai jis mane visko apmokino, viską parodė. Jo. Ir prigijau, atrodo, radau tų draugiškų žmonių, žinai, bendraujantys viską, nepasikėlė. Taip ir prilipo man viskas. Žiūriu, kad čia visai maloniai laikas bėga. Oi, taip, čia greitai, užsičiauški greitai, tikrai šitam serveryje būna, žiūri jau laikas eiti miegot, nes kitą dieną į darbą. Tai aš jau, žinai, buvau dabar ilgą laiką ant biuletenio, pavadinkim, koja gipse, tai neturėjau ką veikti, man puikiai, čia tas 3 mėnesiukai sprogo. O, nu, bet žiūriu. 30 valandų per savaitę. Aš žiūriu, kad čia dauguma, kas su kojom buvo problemų, sam palošė. Mano vienas draugelis RQ irgi turėjo bėdą su koja ir, nu, žodžiu, žiūriu, kad ten visi traumuoti kažkokie, žinai, atrodo. Nu, bet kai esi biuletenį ir negali nieko daug daryti, tai, nu, o kodėl nežaist, nu, iš tikrųjų, tik greičiau tas laiks praeitų, iš tikrųjų, nu, aš irgi esu už tai, kad, nu, geriau tada negastroliuot čia kur nors po miestą, nes išlaidauji tada, o geriau pažaist, nes tada pinigai tikrai stovi piniginiai. O tu esi klausęsi RQ pokalbį su manim, ar ne? Aš YouTube'ai mačiau, kad jis yra, bet taip ir neprisiruošiau paklausyti. Nu, svarbu, žinai, kad buvo. Jis ir yra. Jo, ir su Marko, man atrodo, buvo. Su nemažai aš esu pakalbinus, kartais net nebeprisimenu, ką aš kalbinu. Irgi ne, nu, tai jau metai savo daro. Daro, žinok, tikrai. Kuo tavo nuomonė GTLG serveris išsiskiria nuo kitų SAM projektų? Blemba, nu jis vis tiek kažkuo išskirtinis yra. Nes, nu, tas miesto apipavidalinimas, jisai daug kitoks negu kitų serverių. Aš nieko panašaus anksčiau nepamenu, kad būtų buvę. Nu, tas įdomu. Čia tie rangai visokie yra, tad man patiko, žinai. Aišku, aš esu tas didelis mėgėjas jų rinkti, keltis, bet su laiku, manau, jie savaime susirinks. Taip, žinoma. Yra tų visokių naujovių kažkokio tokio negu kitur. Tie patys darbai, žinai, niekur aš nemačiau nei tų transporto inžinierių. Ten taksi transporteris būdavo vienas ir tas pats. Čia atskirta, kažkas vis tiek kitokio yra, dėl ko stengti žaidėją. Sugalvoti įdomybių. Yra kur kilti karjeros laiptais, tas irgi smagu. Tie, kurie, nu, pavyzdžiui, žaidžia taip rimtai kaip aš ir tu ir dar kiti, tai jiems tas modelis labai patinka. O tie for fun, kur, pavyzdžiui, Dovis Lexus, kuris šaudo, gaudo, neduoda ramybės pravažiuojant gatvėmis, tai jiems tie gal tokie dalykai nelabai gal, žinai. Arba Lukas Litas. Lukas dingęs kažkur. Šiandien buvo prisijungęs su Vladimiras Putinas ACC naujokas, žodžiu. Ai, šitaip. Slepiasi. Prašiau, kviečiau į pokalbį, bet sakė, laukia, kada Linas jį atblokuos. Kažką prisišnekėjus. Tai, matyt, buvo už ką. Taip, nu tai taip, aš irgi ne šiaip sau jį užsiblokavus esu. Kokie momentai... Nu, gali tęsti. Ne, tu tęs, kalbėk. Kokie momentai serveryje labiausiai įsiminė? Galbūt kažkokį turi linksmą įvykį ar kokią nors nesąmoningą dramą, kur tikrai jau atrodė, kad beviltiška? Ne, nu tai kas beviltiška? Beviltiškas yra Antonis. Vienareikšmiškai. Kodėl? Jis yra beviltiškas.
Nu, ta prasme, jisai jeigu galėtų, jis prie stulpo prisikabintų. Jei aš pamatau, kad jis yra online, aš viskas nebenoriu žaisti. Bet gal dabar ir ramiau šiek tiek, ar ne? Nežinau, žinok, jaučiu antipatiją PD. Kažkaip niekada man su jais nesisekė. Nu, jo, iš tikrųjų yra tokių policininkų, kur atrodo, tu važiuoji ir, nu, tikrai nėra už ką tave nubaus, bet vis tiek atranda. Arba... Jo, jis vis tiek sugalvoja, kad tu važiavai nuo RP. Bet jie turi užsifiksavę, tai, žinai, vis tiek kažkas tokio. Bet yra tokių dalykų, kur rimtai, žinai, važiuoji už paskos ir gaudo momentą, kad tu nuvažiuosi nuo kelio, nutrenksi stulpą, dar kažką. Nu, yra ir tokių variantų, tai... O, ne vienas. Tu esi žaidęs prie Bigsterio Smukas, kai jis dar buvo? Dabar labai nematau. Ne, man atrodo, nesu nematęs aš lyg tai. Tai žinok, Antony tada yra 100% tikrai tvarkingesnis policininkas negu Bigsterio Smukas. Man ir Q patikdavo kaip policininkas. Jis labiau komunikuoja, ne? Jo, jisai draugiškas, žinai, ir nebaudžia iš oro. Jeigu yra už ką, tai jau tada ir baudžia, o ne bilė, kad subaus. Sako, perspėja. Jo. 5 minutės duodu susitvarkyk arba baus. Jo, tas... Jo, tai žinai, dėl to aš ir siūliau, kad galėtų padaryti, tarkim, kad pareigūnas negalėtų bausti iš karto, nes čia yra absurdas, žinai, kitas jisai baudžia. O kuris yra protingas žmogus, tai jisai ieško kompromiso, tai susitvarkyk žmogau, perspėjau, ne, bausiu. Viskas, taip yra daug geriau, aš manau. Kas yra protingas, tas paims ir susitvarkys, kam to nereikia, bus nubausti. Tiesa. Tuos galima piktybiškus, ne, kurie ten specialiai provokuoja policijos tos dėmesį, tai va, juos galit gaudyt, šaudyt, bausti o mūsų ramesnius prašom palikti ramybėj. Taip. Mes norim biškį... Mes dirbam savo darbą. Algą pasikelti, neina ratų mums... Neina ratų, nevažiuojant nekyla mums alga, tai mums leiskite važinėti. Būtent. Tuoj palaukite, čia truputį manęs klausia, čia ką daryt. Kalbu ir padalintu. Ok. Tai va, eisime tada prie sekančio klausimo. O tai pala, įvykis tai ir beprasmiškas, Antonis. O šiaip tokių linksmų, tokių įvykių nėra buvę, kad, ta prasme, žvengiai. Visko buvę. Linksma buvo, kai tave Pikachu puolė, o man reikėjo su sviestu tave ginti. Paskui verkiai atsiprašinėjo, kad prašau, nebelyskit. Geras. Buvo linksmų. Būna. Jo, įdomu, kur tas sviestas dingęs, reiks pradėti rašyti jam. Sakysiu... Dingo direktorius. Reiks, sakysiu, girdi man, nes nieks nebegina serveriai. Gali parašyti, gal atsiras dar. Gerai, tai dabar pakalbėsime apie tavo karjerą. Dabar esi transporto inžinierių direktorius. Kaip iki šios pareigos atėjai? Iš tikrųjų, tai kažkaip labai nesunkiai. Atėjęs į serverį, iš karto naglai Linui sakau, duok man diriką kokį. Eik, tu sako, ar tu buvęs to diriko, susipyksi su kitais, tu ir baigsis tavo žaidimas. Sakau, nestumk, nemažas vaikas esu, sakau, duok ką nors. Gavau pradžioje furistų direktorių. Pažaidžiau aš juo porą savaičių. Tada sakau, nėra čia man ką veikti. Nuobodu. Nuėjau pas Augę į infocentro pavaduotojus. Tenais padirbau irgi iš tikrųjų nelabai ilgai, gal porą savaičių. Ir žiūriu, kad, mechanikam prastai reikia mechaniko, nerasi mieste mechaniko. Tai irgi Linui kažkaip parašiau, sakau, gal reikia kur direktoriaus normalu, žinai. Sako, reikia inžinierių direktoriaus, užpildyk, forume. Paraišką ir spręsi. Tai va taip paprastai užpildžiau ir Macius mane paėmė.
O taip ir pavirtau direktoriumi ir aš jau čia kiek? 2-3 mėnesiai direktorius. Nu jo, ilgai. O, Jau kiek tu esi... ai, čia skaitot jau ilgai? Jo, nes kiti, žinok, mėnesio neištempė, tai jau 2-3 mėnesiai jau čia, oho, nu aišku, dar neaplenkiai Boikos, Boika virš metų yra Ne, direktorių. Bet, ne, nu Nu, žiūrėk. kaip matosi, kad senbuvis. Jo, ir žiauriai tu, ta prasme, gan ilgai pastovus, toks, žinai, ir surinktas laikas tavo pastovus, ir tavo indėlis į darbą yra toks, tai, žinai, konkretus ir pastovus, tai, nu, ar nesi toks, žinai, atsipalaidavęs tas direktorius, kuris būna kartais pirmam savaitėm labai daug dirba, o kitom savaitėm, tipo, džiaugitės, kad aš esu, žinai. Ne, nu, anksčiau, žinai, būdavo daugiau to laiko, tai viskas tvarko, aš daugiau laiko ir skirdau. Dabar vis tiek darbas, viskas, nu, bet aš vis tiek kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą stengiuosi pasijungti valandai, pusantros, porai valandų, nu, kad būt, žinai, kad matyti situaciją, kad kontroliuoti viską. Nu, labai geras tavo tas, žinai, gera taktika, žinai. Nu, tiesiog, vertinat savo tas pareigas, matosi, ir dar neatsibodo tau. Ne, tikrai ne. Nu, vis tiek smagu, va, vis tiek atsirado tų žmonių, girdžiu, va, kad atsigauna mechanikai, kiti džiaugiasi, nu. Taip, aš jau. Vadinasi, kažką darau gerai. Taip, taip. Kokius iššūkius patiri vadovaudamas šiai sričiai? Ar visi tavo darbuotojai? Naujokus. Naujokai? Naujokai, jo, tai yra naujokų darbas ir blemba, kaip jie kartais neklauso. Sakyk, nesakęs daro savo. Aha. Tada tenka supykti ir išmesti iš darbo. Ar dažnai tai pasitaiko? Nu, nelabai dažnai, bet porą yra tekę išmesti. Aha. Tai tarp jų ir Dovis. Jo, aš jau mačiau tada, kai jūs prisėmė Doviką, bus jums reikalų. Taip, taip. Nu, mes žinai, nu, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Būtent. Tai truputį čia pabėgo mano klausimai. O šiaip senbuviai mechanikai normaliai dirba, ne? Ta prasme, tas, kas turi darbo patirties, tai jie ir nepjauna to grybo, jie dirba savo darbą, dažniausiai tie, kas jau turi patirties, tai turi proto, nedaro mieste nesąmonių. Aha. Ir nėra nusiskundimų, tai žinai, miela malonu. A tai ką dabar galėtume, pavyzdžiui, išsirinkti mechanikų pavaduotojus? Ar yra kandidatų tavo akimis? Kol kas ne. Dabar atėjo, o šiandien priėmiau Gucci. Jisai turi 4000 patirties jau darbo. Aha. Tai, ta prasme, dirbt tikrai mokės. Tai dar klausimas, kaip jis kaip asmenybė yra, nes jau klausia, ar ieško kas pavaduotojo ar ko. Kau ieško, bet sakau, tu pradžiai padirb, pasirodyk, koks tu esi. Aktyvumą parodyk. O tada bus matyt. Aha, labai gerai tavo. Taip, aktyvumą. Tai kaip tu esi kaip žmogus, ta prasme, kaip esi situacijose, kaip tu reaguoji. Ar tu karštas, ar tu šaltas žmogus. Nu, viską reikia matyti. Jeigu mano atmintis nepaves, tai aš manau, kad jis yra man buvęs Gucci į mechanikų, man atrodo. Ar kažkokiam kitam darbe, nu, pavaduotojas ar direktorius, gal pavaduotojas. Dabar labai sunku pasakyti, nes, žinai, tiek daug kartais, kai tekstų rašai, labai informacija maišosi. Tai man atrodo, kad jis yra turėjęs pareigas ir jis nebus, žinai, labai blogas variantas. Tai tik jam reikia pažiūrėsim. Aktyvumą reikia sužinoti. Pažiūrėsim savaitę, 2 pažiūrėsim, jeigu žmogus dirba. Jeigu jis nėra konfliktiškas, moka, kaip čia įvardinti, pamiršau tą žodį. Pamiršau, kaip tai įvardinti. Eisim gerti vitaminų. Moka dirbti. Komandiškai. Vitaminų. Kavos reikia gerti. Alaus. Mėgasim. Alaus. Ne, alkoholis priešas. Pasakyk, oho, nevartoju vis dirbliai. Aha. Nu taip, pažiūrėsim. Nu nieko, supratom tave, nebūtina ir pasakyti žodžiu. Ar esi planavęs tapti, pavyzdžiui, ar esi bandęs tapti miru?
praeitą savaitę pildžiau anketą, bet nepavyko. Tėvė mūsų pasiėmė merą, bet kaip gavo merą, taip aš jo ir nebematau. Tai koks iš jo meras. Tai Aurimas dabar meras. Tai galvoju. Pildyk. Bet tai tėvė mūsųgi buvo gavęs merą. Jis, man atrodo, jo pabuvo, bet po to vėl Aurimas laimėjo. Supratau. Nu, gal reikės užpildyti tada šiandieną? Dar laiko yra. Nu, tai tu žinok, užpildyk tikrai, nes aš manau, kad tu būtum geras meras. Teisingai, ir dosnus meras būčiau. Jo, Pablo turi daug Kiek uždirbau, pataškyčiau. Turi daug pinigėlių, tikrai padėsi naujokam į senbuviam. Tai žinom, aš visiems draugiškas, kas yra man draugiški. Gerai, taip žinok, Dovi, Lexusai. Būk geras. Ar dar... Nušausiu. Nu, jei nebus geras, tai tikrai nušausi, mes kirsim taip, kaip tu kerti. Ar yra kokių nors idėjų, kuriomis ypač džiaugiasi savo karjeroje GTLG serveryje? Gal kažką įgyvendino? Idėjų? Įgyvendino, gal tavo kokius nors pasiūlymus? Dar neįgyvendino, daviau pasiūlymą vieną ir laukiu, kol sureaguosi į jį. Dabar... Man atrodo, ir tau aš taigi buvau sakęs, dėl mechanikų darbo papildymo. Taip. Dabar ta situacija su savininko laiku, tai atšilo orai, prasidėjo nauji projektai su kažkokiom mašinom, tai, žinai, atima nemažai laiko. Ir sampui biškį. Tai vasara nėra ko norėti. Visi randa kažkokių veiklų. Jo, kaip kalbėjo mane, į daržiuką reikia dar nueiti, palaistyti. Teisingai, palaistyti pomidorus ir agurkus. Aš jau palaisčiau šiandien, tai aš rami. Mano nuo penktadienio palaistyti su šlapi dar. Kaip tavo pakeliamos lysvės? Dar vieną parsivešti, netilpo visos 3 man. Oba. Į mašiną. Tai dar. Tai dar ir to. Dar turėsi ką veik pasiver. Jo, po truputį aš, žinai, neskubam. Įsikursi. Jo, dabar. Žinai, keista, kad žaidime kalbė apie buitį, ta prasme apie daržą, apie šilumį. O, kažkaip keista. Senstam. Kiekvienas, žinok, prieis prie to paties, kaip mes, savo daržovę suvalgęs, pajus, kad tikrai neverta pirkti. Geriau savo užsiauginti. Būtent. Žinai, čia kokį pavyzdį matys. Kitas nematęs to šiltnamio ir kaip tai atrodo. Gal gyvenime ir nepamatys. Miesto žmonėms taip sudėtingiau. Kaip manai, ką tavo veikla serveryje davė tau realiame gyvenime? Ar, tarkim, gal kažką išmokai, bendravimo, vadybos, organizavimo veiklų? Man tiesiog gyvenimo veikla padėjo čia geriau žaisti, nes aš, ta prasme, aš gyvenime dirbu serviso vadovu, tai, žinai, nelabai ką čia išmokti. Mechanikai. Tai tu čia labai daug supranti apie tą viską. Būtent. Jau viskas. Žinai, aš kaip ir savo daržė jaučiuosi. Tai. Jo, tai čia iš po darbo vėl į darbą, į tą patį mechanikai. Tik tai, kad čia rankos nesitepaluotos, nesitepaluoja. Tiesa, tas tai jo, ir švaresnis darbas. Daug minkyti pirštukais. Taip, žinai. Aš ką darbę naudoju, tą ir čia naudoju, ta prasme, tas pačios taktikas bandai naudoti. Super. Dabar. Tai man gaunasi, kad gyvenimo darbas palengvina čia darbą. Bet tai reiškia, tau patinka tą, ką tu darai? Tai be abejo, tai nedaryčiau, ar žmonės daro tai, kas jiems nepatinka, dažniausiai ne. Yra tokių žmonių, kurie dirba darbus, kurių nemėgsta, tai žinai. Dirba dėl to, kad tiesiog geras atlyginimas ir tiek. Ir eini į darbą susiraukę. Va. O tas ir... Kur smagumas?
Aš ir nesuprantu va tokių žmonių iš tikrųjų, kodėl reikia eiti. Kai išbandėjai, nepatiko, eini ieškai kito, pabandai, tas netiko, vėl kažko kito ieškai, ne? Ir tiesiog reikia save išbandyti visus, tol, kol tau patiks tas darbas ir kur tu tikrai norėsi, žinai, toliau eiti su šypsena, kurti gerą atmosferą savo aplinkoje. Aš irgi dirbam darbą, kuris man tikrai labai patiko ir dabar gavau atostogų. Irgi man patinka atostogos, tai nežinau. O kam jos nepatinka? Parodyk žmogų, kuris nemėgsta atostogauti. Yra. Mano tėtis nemėgsta atostogauti. Žinok. Nes tada mama namie darbų prigalvoja, ne? Ne. Tai jam buvo nugarą susukę ir jis tai sugalvoja, kad jam vis tiek reikia eiti į garažą, jam reikia pataisyti mašiną, ir kas, kad ten jam belia koks skausmas, žinai. Jis vis tiek prisileidžia vaistų, jam reikia, o prisileidus vaistų tu šiaip, negali tampyti, tu turi ilsėtis. Jam neišėjo, tai, žodžiu. Mes vyrai, mes taip sutarti, aš irgi realiai, man sunku gulėti, ilsėtis kažką, yra išeiginės, dar kažkas, aš eisiu veiksiu kažką, aš negaliu taip tiesiog gulėti, nieko neveikti. Bet yra vyrų, kur tai gali daryti, bet yra ir tokių, kur, jiems neina ir nepasakysi, kad, pavyzdžiui, jau žinai, gal jau 39 temperatūros, tu pagulėk biškelį. Ne, vaistų ir toliau į trasą. Jo, greičiau pasveiksti. Aš tu žmona dėl to pykstusi. Tai manau, kad kiekviena žmona tai bara saviškius, kad, nesaugo savo sveikatos, žinai. Bet vyrui tai geriau, jis žino, kas jam geriau, jeigu jis jau nori eiti, tai reikia leisti. Nesustabdysi. Ne, aš irgi norėčiau, kad man iškiški palsėtų, čia bent savaitgaliais nekrapštyt kažko, bet, jeigu jam gerai, tai kodėl ne? Aš žinau, tada jis mane... Man tai, iš tikrųjų taip yra, kad, tas laikas gulint, atrodo, be reikalo išpraleidžiamas, tiesiog, paskui guli, tą pusę dienos ir jau tik nervas jums pradeda. Labai. Blemba, nieko nenuveikia, o yra tų darbų, yra tą reikia padaryti, reikia tą padaryti, o tu guli. Taip. Tai dėl to aš irgi džiaugiuosi, aš jam nieko nesakau, lai daro, ką nori. Ir jis man, kai aš noriu kažką daryti, jis man nieko nesako. Tai taip, žinai. Ne. Praslystam, tai, bet sunku pasakyti, kad gal žinai, pagulėti, reikia biškį sveikatą, nugarą skauda, juk sakai, o jis tu išgerk, nereikia, aš geriau eisiu, judėsiu, gerai, ir judėk. O tu tada supyksti, blemba, jis man vapšė dėmesio neduoda. Užsiėmė savo reikalais ir viskas. Nepykst, aš ateinu į sampą, pabendrauju su žmonėm ir bėdų nėra. Taip ir vyrą gali kitą susirasti netyčia. Ne, man kitų nereikia, aš jau prie šito pripratus, išmoku su juo gyventi, žinai. Kitų man nereikia. Ans irgi žaidžia, žinai, su kuo aš bendrauju, tai aš neslepiu, tai. Tai jis irgi čia žaidžia ir mes čia bėdų neturim, tai, žinai, viskas matoma, viskas žinoma. Tada smagu. Žiemą, kai mes, žinai, turi savo sodą, žiemą nelabai ir ką veikti, nebent prisninga. Tai tada mes vakarais čia sampą kopojam. Ir viskas. Žiemą vis tiek tos veiklos mažiau, sėdi namuose, įsijungi tos žaidimus, daugiau laiko praleidi. Tiek šalta laukia nieko nepriveiksi. Taip. O kai šilta, tai jau čia tas, į tą kokį šašlikiuką, į tą, ką nors pasikėpti. Žodžiu. Taip, visą laiką penktadienį, žiūrėk, draugai atvažiavo, dar kažkas, barbekių, vakarėliai. Normalu, kad nelieka to laiko, nei tu žinai prie to kompo prisėsti. Gavau žinutę, plus rep pašnekovui, čia nuo Dainiaus Alfa. Čia tau, šaunu. Kokį klausimą užduosi? Ačiū labai. Dabar gal dar kokį klausimą susuks. Jau tikrai turi susukti. Gerai. Kaip tu įsivaizduoji tolimesnį savo kelią serveryje? Kaip aš įsivaizduoju? Nežinau, kol kas labai džiaugiuosi, kai
kaip yra labai gerai. Gal ateityje ir norėčiau kokio admino ar pabūto merų, žinai, bet ar man to reikia didelis klaustukas, žinai, ar aš turėsiu tam laiko paskui. Vis tiek dabar vasara, nebent ant žiemo. Tai, žinai, šiaip tai jo, norėčiau gal administratorius pakilti tada kažkur, ta prasme. Išbandyti, ne? Būtų smagu. Pareigas. Be abejo, nu, tai vis tiek. Ties čia nesinori sustoti, nori visą laiką pasiekti maksimumą. Gal man užleisti pareigas ir paskirsi mane prižiūrėtojų. Tai irgi nesupykčiau. Tai pirmiausia tapk administratorium, žinai, tada man bus lengviau užleisti savo vietą tau. Tu kaip serviso vadovas, tai tikrai, žinai, tvarkingai atliksi pareigas, tai aš įsivaizduoju. Tai va, pirmas tikslas tada bus eiti ties meru, ir per merą gali tapti administratoriu. Kaip galvoji, ar labai sunku administratoriui serveryje? Nu, kaip tau pasakyti, priklauso nuo dienos ir priklauso nuo žmonių. Nemanau, kad tai yra super sunkus darbas, jo labiau tų administratorių matau, kad yra nemažai. Tai vis tiek visas darbas išsidalina ant jų. Nu, būna pasidalina. Būna kartais ir nelabai. Ta prasme, žinai, kitą kartą turi rinkti, žinai, ar administratoriaus darbas, ar tavo tiesioginės pareigos žaidime, turi visur suspėti, aišku. Tai gaunasi dvigubas darbas, bet laiko turi smagu su naujokais užsiimti. Nes vis tiek pagrindinis darbas yra su naujokais turbūt. Taip, tiesa. Jeigu tu, pavyzdžiui, imtumės tokį pavyzdį, vis tiek, kažkuris administratorius, labiau, žinai, yra kaip pavyzdys, jeigu tu imtumės tokį pavyzdį, kaip, pavyzdžiui, Markius, tai tu vadovaudamas tuo, žinai, taptum, tu žiauriai geru administratorium, nebent tau užknis tas naujokų verbavimas, žinai. Bet, nežinau. Verbavimas. Vis tiek, toks, jau kaip tave galim sakyti, priverbavo čia. Jo, turi užbrūžinti žmogų, bet čia geras serveris turi čia likti. Va. Girdėjo tai visi, kas klausysitės per YouTube, čia geras serveris, viskas, tuo pasakyta. Dainius Alfa nori tavęs paklausti, kokios dainos tau labiausiai patinka? Kokios dainos labiausiai patinka, gali man tau atsakyti Viktorija, nes jai aš atsiunčiau keletą dainų, kad jinai keltų playlistą. Taip, Dainiau, tau tos dainos patiks, nesijaudink, man atrodo, jūsų skonis gan panašus. Ir visokių dainų mėgsta, tiek lietuviškų, tiek rusiškų, ir linksmų, ir kartais liūdnesnių, kad ašarą pabraukti, kad, žinai, kad nereikėtų lašelių drekinamųjų, žinai, lašintis siekis, geriau biški kaip sakyti, tokios muzikos liūdnesnės pasiklausyti, tai, žinai. Visko. Matai, jeigu sakai, kad patiks. Patiks man. Jis man irgi panašią siuntė, kaip ir tu man siuntėjai, tai patiks jam. Skoniai tikrai panašus. Tai dar vienas... Kitą savaitę sakei, kad išgirs jau, ar per radiją tas dainas? Jo. Sukelsiu į tą pagrindinį playlistą. Ir tikrai bus tų dainų. Gal tik ten senesnės kokias pratrinsiu dar, žinai, nes ten daug yra. Kokia tavo mėgstamiausia radijo stotis? GTLG. Nes jau, nežinok, vienas ir visos kitos per tiek metų autoservise atsibodė. O tai, pavyzdžiui, Relax FM neklausot? Viskas išklausyta, žinok, viskas išklausyta jau. Kas mėnesį, kas du pakeiti tą radiją, jau visko atsiklausė. Šiaip tai jo, atrodo jų playlistai. Vis tiek tas pats per tą patį groja. Atrodo jau, žinai, tokia valanda, jau tikrai išgirsi šitą dainą. Arba kokia daina po kitos dainos bus irgi, žinai. Nors ir GTLG radijai tas pats, bet kažkaip iš tos tokios senos, vis tiek, yra tos muzikos senos, kuri visą laiką patiko ir patiks.
Tokia nostalgiška, na, irgi. Klausia, ar tavo dainos panašios į Gaspada? Kas tas Gaspada? Daina tokia. Dabar gal eis paleisti, tuoj aš pabandysiu. Bet man atrodo, yra panašumų tų dainų. Tuoj aš paleisiu. Ой, не так. Shit. Ну я считаю. Давай просуксим. Girdi? Dabar bandau įsijungti tą radiją ir paklausyti. Ai, tau aš tipo nesigirdi, kad aš dabar, muziką leidau? Ne. Ok, tai reiškia, nu žodžiu, įsivesi GSPD YouTube'ai ir tu galėsi pasiklausyti. Nu panašus, ką tu siuntei man, tikrai yra tų panašumų, tų dainų. Tai ir va, Dainius Alfa labai jau plus repą deda dar didesnį, nes sakė, tu įsingai, tu šneki apie tas radijas, tai va, super. Manau, ne veltui Dainius Alfa kažkaip atėjo į mechanikus, gaus dažniau ateiti žaisti, pašnekėsit apie kokias. Tai jo, būtinai. Nu, jo, dabar paklausiau per radiją, kažkas į tą temą muziką. Jo, ir ne tik per radiją, bet ir, nu, žodžiu, paatnaujinti. Kažkas į tą temą. Jo, jis panašaus, sakau, tų rusiškų senų gerų gabalų pasiklauso, tai tikrai faina, žinai, pas manęs irgi name, bute, ta muzika. Man būna kartais keista, kai kartais pasijungia, žinai, kokia nauja gabalas, sakau, gal tu tos neklausy, gal geriau kokią seną, gerą gabaliuką paleisk. Nu, tavo neįdomu, sakau. Jo. Kažkai naujas dainos be jausmų kartais atrodo yra tiesiog neina išklausyti net. Jos dažniausiai būna apie nieką. Tiesiog apie nieką. Nu, arba tos dainos. Jo, arba būna irgi jaunimas kuria dainas, nei balso, nei teksto normalaus. Taip, nu dainuoja belę ką. Tai jo, sakau, kartais pasiklausai ir nesupranti. Ar čia rimtai reikia tokius dalykus dainuoti? Taip. Kaip tu vertini GTALG bendruomenę? Kokie žaidėjai tave labiausiai įkvepia, o gal net ir erzina? Nu, mes biškai kalbėjom, kas tave erzina, bet gal dar plačiau kažką įtrauksi. Kas erzina, tai jau pasakiau, tai nebesiplečiam šitoj temoj. Gerai, baigta. O kas mane įkvepia? Aha. Nu, kas mane įkvepia? Mane įkvepia, pavyzdžiui, tikrai pilnai įkvepia, yra direktorių visa bendruomenė, visi draugiški, paslaugus, ramus. Viskas yra nuostabu, ramus, prasme. Be dramų. Taktiški visą laiką kalba tvarkingai, neįsidirbinėja, mato su kuo kalba. Su vienais gali pajuokauti, su kitais negali pajuokauti. Nu, viskas labai tvarkingai smagu, su direktoriais visais labai smagu dirbti. Administracija irgi tvarkinga. Ką paprašysi, visą laiką padės, negalės jie padėti, parašys Linui išspręstas problemas. Viskas liuks. Turiu labai gerą direktorių prižiūrėtoją. Ačiū. Čia taip, nuostabi, geresnės neturėjęs. O Macius irgi neblogas buvo. Bet trumpai. Kad aš to Maciaus, žinok, net nemačiau. Jis mane kaip priėmė į direktorius, taip dingo. Jo. Išvengiamės viški iš to dalyko, tai. Nu. Bet ir Macius nepyksta, kad aš perėmiau jo darbą, tai džiaugiuosi, kad neapykantos neužsitraukiau su šituo reikalu. Ne, dabar iš čia prisijungęs kažkurią dieną, sako, o tu dar direktorius, keista. O iš čia gali būti keista, žinai. Valandą surenki savo darbą padarai, tai žinai, nėra problemų.
blemba, dabar kelias savaitės, tai galėčiau su valandom pasistengti, žinai, ten po 10 kokią surinkti, reiktų daugiau, bet, aš manau, vasaros sezonas nepyksta. Ne, aš nepykstu, manau, ir dauguma prižiūrėtojų irgi atlaidžių į tai žiūri, nes, tikrai yra situacija tokia, norim atsidžiaugti, tai šiltais orai, žinai, ypač kai nėra to lietaus, tai, o kai lietus yra, tai, žinai, nėra ką veikti, ateini į tą sampą. Va būtent, kai, ta prasme, kai oro sąlygos neleidžia, turi sėdėti namuose, tai ką tu veiki, nusėdi prie sampo. Sako, Dainius gaila, kad su tavimi neina tiesiogiai susirašyti. Į Discordą, Dainiui, reikia eiti į Discordą. Pasirašinėsi. Taip, tam yra Discordas, jo labiau gali atvaryti į žaidimą visą laiką prisijungti. Jo. Sako, būtų smagu išgirsti Vika Viktoriją. Eina, mama, su šitą dainą tikrai ne, ją reikia užbaninti. Nežinau, man tai traumą varo. Tai paleidžiu serveryje ir visi SMS Vika Viktorija. Eina, mamas. Sakau, kaip netingėjai tiek kartų mano vardą parašyti. Jau taip ilgas. Ir dar pridėta Vika. Jesu. Gerai. Įžymų vardą turi. Bloga, aš norėčiau kitokį. Atlieka. Kaip taip. Gerai. Atsakai, kas įkvėpė, administracija, direktoriai, prižiūrėtojai irgi geri, ne? Ir tiek pats Revo, tas susirinkimus, kur veda, ne? Ir Augė maloni. Ir... Visą laiką su jais smagu. Ta prasme, adekvatų žmonės, žinai, mąstantys. Tai va, kas nori normaliai pabendrauti, prašom prisijungti prie mūsų bendruomenės, tapti svarbia dalimi ir mes tikrai jumis linksmai priimsim. Pablo sakė, net padės labai, jeigu ir finansiškai bus sunku, bet ir kiti padės. Nesam tokie biedni. Minigeimai išgelbės mūsų serverį. Būtent. Gerai, mūsų pokalbis eina į pabaigą. Noriu aš labai tave, žinai, užkankinti, nes dar turėsi čia vesti darbuotojams susirinkimą, algas mokėti. Tai ką tu palinkėtum naujiems žaidėjams, norintiems ne tik žaisti, bet ir įsitraukti į serverio gyvenimą aktyviau? Elkitės protingai. Užsibrėžkite tikslą. Ir eikite tuo tikslo link. Būkite draugiški. Jeigu turite klausimų, visą laiką klauskite ir mes jums padėsim. Jo, Pablo tai labai greitai atrašinėja į visus klausimus, atsakymus. Jis sugeba ne tik klubo čate bendrauti, bet ir racijoje, ir direktorių čate. Žodžiu, jis visur sugeba. Tai tau net nepamaišys ir adminų čatas. Serve. Ai, dar vieną pridėt. Nu. Gerai. Tai jau tu mane paskirsi administratorių, man atrodo, ne? Tai manau, mes pasikalbėsim ir tu anketą užpildyk ir pakalbėsime su Augė Revo ir kitais svarbiais žmonėmis. Tai jūs mielą norų užpildysiu, tada man reikia eiti į merą užpildyti. Eik į merus, jo. Einu visur. Dainius sakė, tuoj vėl Dainius užnaulifins ir išspirs tave iš posto. Tai va, jau gali eiti merus, nes Dainius tau čia. Nu kaip tai yra tų postų, Jėzau, pasidalinsim. Nu, Dainiukai, jau užsipildyk į mechanikų pavaduotojus, mums reikia žmogaus. Tai man jau, manau, kad ir į tyrikus jau gali pildyti, nes sviesto nematyti ilgą laiką. Parašysim, kur tas sviestukas dingo, aš galvoju, kad tik savaitėlį. Na niek, sakysim, jau per nein praryti jau tų sumuštinių, jau reikia sviesto. Grįžk. Jau sauso daro. Nu, sutepti reikia, kas neteps, tas nevažiuos. Taip, netepsi, nevažiuosi. Jo.
Tai gerai, tai labai ačiū tau už pokalbį, už tai, kad tu su manim pakalbėjai. Visą valandą gali rinktis 60 eurų sampo ar norą. Nu, tai be abejo, kad norą. Aš taip pagalvojau, kad tėtė O šiandien... mano noras bus tapti meru. Tad visus kviečiu balsuoti už mane. Super. Gerai, tada labai dėkoju ir gero tau vakaro.